fanatikai.lt. Viskas žūkliai, nuo valties iki kabliuko. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiuo metu, kai žiūrite šią laidą, daugelis žvejų jau greičiausiai džiaugiasi pirmledžio malonumais. Tačiau mes spėjome nufilmuoti dar keletą epizodų ant atviro vandens. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Prieš užšalant pirmajam ledui, laidos apie žūklę komanda jūs pakvies į atviro vandens palydėtuves. Jei sąžiningai, lydekų gaudymas jau šiek tiek atsibodo, tad šįsyk meškeriosime kiek netradicinės žuvis. Aplankysime didžiojo Dzūkijos trejeto perlą, Gilųjį Dusios ežerą ir viliosime agurkų kvepiančią stintą, bei pakviesime į upelių karaliukų, upėtakių paieškas, žiemos miegus naudžiančiame miške. Kaip mums sekėsi, sužinosite netrukus po reklaminės pertraukos. UAB Fanatikai – tai didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žūklės reikmenimis. Fanatikai – tai laiko patikrinti įrankiai nuo valties iki kabliuko tikram fanatikui. Galite pirkti ir internetu. Taip pat kviečiame pažvejoti žuvingame Vabalių ežere. Apie viską internete fanatikai.lt. Čia laida apie žūklę. Sinoptikai jau pranašauja ateinant tikrą žiemą. Tačiau kol patikima ledo danga dar nesusidariusi, žvejojame prie atviro vandens telkinių. Ir šiandien aplankysime mažą upėtakinį upelį Dzūkijos miškuose bei pasitreniruosime žvejoti stintas Dusios ežere. Šioje tyloje vargu ar sutiksi kitą žveją. Ką jau kalbėti apie tuos vadinamosius kolchozus, kur meškeriotojai kovoja už kiekvieną laisvą kranto metrą. Sausio 1-ąją pasibaigus upėtakių žūklės draudimui, po kelių savaičių aplankėme Guvų upeliūkštį Dzūkijos miškuose, kur slaptus takus kamerai parodė mūsų bičiulis Šarūnas. Žmogus, kuris daugybę metų išpažįsta muselinės meškerės ir spiningavimo mažose upeliuose religiją. Jo teigimu, sausio mėnuo upėtakių žūklei nėra pats geriausias, tačiau ir nebeviltiškas. O tai tik patvirtina į trofėjinio laimikio konkursą siunčiamos žiūrovų sugautų upėtakių nuotraukos. Patirties šioje žūklėje mes beveik neturime. Tad į niuansus nesigilinsime, tačiau tai padaryti pažadame, kai orai atšils ir upelių temą pakratysime daug rimčiau. Upėtakių žūklės spiningų – tai ištisas mokslas ir per keliolika minučių ar net valandų mes neaptarsime net mažos dalies, įsitikinęs mūsų draugas. Kai ateini prie tokio upelio kaip šis ir tikiesi sugauti žuvį, gali užmiršti, ką žinojai lig tol. Čia viskas kitaip, pradedant įrankiu, žvejo elgseną ar užmetimo techniką. Beje, pasiruoškite ir gerai pasivaikščioti. Kaip naujokai, šias dar automobilyje ištartas Šarūno užuominas mes supratome labai greitai. Atsistoji prie 3 metrų pločio srovės ir galvoji, o kur mesti? Jei sugalvoji, tuomet kyla kita mintis, o kaip užmesti? Aplink vienos šakos ir kliuviniai. Klausimai veja vienas kitą. Ne veltui šio amato yra mokomasi nuosekliai ir tik po ilgų pastangų pasirodo rezultatai. Tiesą sakant, šioje žvejyboje aš esu kol kas visiškas profanas, nes tai, ką žinojau, ką mokėjau, sakykime, daug metimų esu padaręs spiningų, nemažai žuvies ištraukęs per savo gyvenimą, tačiau pirmą kartą žvejoju tokiamis sąlygomis. Ir čia viskas visiškai kitaip. Visai kitokie užmetimai, valas painiojasi, kabinasi už įvairiausių šakų, masalas krenta ne ten, kur reikia. Tačiau, mano gero draugo teigimu, Šarūno, tai yra iš tikrųjų labai įdomi ir įspūdinga žvejyba. Čia mes tiesiog susiliejame su gamta, galime pabraidžioti, pakvėpuoti grynų orų, net jeigu ir nesužvejojame žuvies, tačiau pasigerime, srove, vandeniu, gamta, sniegu jau iškritusiu, žodžiu, smagu. Nors tiesą sakant, kas liečia žvejybą, tai man kol kas ne visiškai. Aš, keli mano kolegos tai vadina gal daugiau gyvenimo būdų negu žūklė. Tai yra aktyvus
žuklės būdas, kai tu nestovi vietą, čia veikiau jautiesi kaip kalnų ožys, negu žvejas, kuris gaudo dugninę meškerę ar gaudo kitais žvejybos būdais. Žvejyba mažose upeliuose tai žvejyba miniatiūroje, turbūt kaip pat matė ir Algirdas bandė. Iš tikrųjų pradžia galbūt nebuvo labai paprasta, todėl kad čia metimai yra visiškai kitokie pritraukimai, visiškai kitokie žuklės įrankiai. Aš vakar Algirdui pasakiau, kad mano spiningas yra 1,5 metro, jisai juokėsi, sako, tokių spiningų nebūna, šiandien pamatė, sako, čia yra daugiau gal ant ledo žvejota meškerė skirta, bet tokiam upeliui jinai yra kaip tik. Žvejyba mažose upeliuose spiningų, kaip ir museliavimas, turbūt, kad pradėti žvejoti reikia 2 metus tiesiog vaikščioti upę su meškerykočiu arba stebėti žveją, kuris išmano ir žvejoja ne vienus metus. Todėl, kad pačiam išmokti yra pakankamai sudėtinga. Man teko nemažai būti Lenkijoje, žvejoti su patyrusiais žvejai, nes Lenkai turi labai didelės tradicijas žvejybos mažuose upeliuose, apskritai žvejybos spiningų ir muselinę meškerę. Ir kažkur tai 3. sezoną aš pradėjau suprasti, kaip ta žuvis elgiasi, kaip reikia pačiam elgtis prie upės. Ir pasirodė pirmi laimikiai. Pasirodo, toj upė iš tikrųjų yra žuvų, nes pirmus metus aš maniau, kad čia apart varlių daugiau šitam upelį nieko nėra. Kągi, kol kas gausiais laimikiais Dzūkijos upelis mūsų nedžiugina, tačiau prie jo šiandien dar sugrįšime. O dabar kviečiu šokti į valtį ir pasitreniruoti žvejoti stintą Dusios ežere. Ir ko tik nežvejojome laukdami to išsvajoto, legendomis apipinto pirmojo ledo. Kai nusibodo vobleriai, guminukai, sliekai ir kita velniava, pasukome vieno gražiausių Lietuvos – Dusios ežero link. Tokiu metu nuo ledo meškeriotojai čia jau sėkmingai gaudydavo stintą, tad omenyje laikyta mintis apie jų žūklę tiesiog iš valčių mus vėl išvijo ant vandens. Bendraminčių stintą gaudančių lengvais spiningėliais ar žeminėmis meškerėlėmis sutikome išties nemažai, o ir dideliuose gyliuose žuvų debesis piešiantis gilmatis žadėjo įdomią dieną. Savaime suprantama, Dusios ežero stinta ne ta kuršmarinė, ne tokia stambi ir agresyvi, tad prigaudyti pilnus jų kibirus tikrai nesitikėjome. Mums svarbus pats procesas ir savotiška treniruotė, išbandant naujus masalus, kuriuos tikimės per stintmetį išbandyti ant Kuršių marių ledo. Štai tuo metu, kai visa Lietuva laukia ledo, kuomet galėtų važiuoti žvejoti kažkur į Kuršmares stintų, kitos žuvies, tai štai mes žvejojame viename didžiausių Dzūkijos ežerų, tai yra Dusioje, ir štai jau galime pasidžiaugti šviežios stintos kvapu. Šviežios stintos, kaip žinia, kvepia agurku. Ir ką jūs manot? Kai nėra galimybės žvejoti nuo ledo, tiesiog turime galimybę žvejoti iš valties. Čia jų nėra tokių kiekių, kaip galima sužvejoti Kuršmarėse per stintmetį, tačiau, sako rusai, na bez rybė yra ryba, kai nėra žuvies, tai ir vėžys žuvis išvertus, tai kai nėra galimybės kažkokios sužvejoti kažkokią kitą žuvį, tai tiesiog tokia žūklė, tai yra, sakykime, kažkoks tai šioks toks bent jau išsigelbėjimas. Turime 5-6 laipsnius šilumos, švelnų pietų vėjelį, briziuką tokį, ir štai galime sau leisti žvejoti stintas būtent iš valties. Iš esmės, stintų žūklė nėra sudėtinga. Ar gaudant nuo ledo, ar iš valties, tai reikia rasti tą gylio horizontą, kuriame ji yra, parinkti tinkamiausią masalą ir vėliau kažkokių ypatingų pastangų praktiškai nebereikia. Šiek tiek pajudinant masalą, stinta agresyviai sukrato viršūnę, prisisega prie kabliuko ir žvejui belieka ją ištraukti. Dusios ežere gal šiek tiek erzina tas gylis. 25, 30 ar net daugiau metrų masalą nuleidus į dugną, po kibimo ne visada gali suprasti, ar ką nors pakirtai. Vėl ilgokai tenka sukti ritę, vėl pamatai tuščius kablius, nusispjauni ir vėl merki sistemą atgal. Kaip juokavome šiai žūklei pasibaigus, čempionišku pasirodymu galėjome vadinti rezultatą, jei iš 100 kibimų pavyko ištraukti nors kelias stinteles. Dusijoje tos stintos anksčiau tiek daug nebuvo, dabar jau jos yra daug atsiradę. Anksčiau buvo
daug daugiau seliavos, tačiau, verslininkai ją tol košė čia šiame ežere Dusioje, tol kol jos praktiškai nebeliko, jos seliavos čia yra labai mažai. Ir seliavos vietą be abejo užėmė stintos. Stintos anksčiau buvo labai mažai čia, sakykime, vieną kitą pagaudavo netyčia, o dabar jau kokie 5 metai iš tikrųjų stintos yra labai daug. Nieko čia nuostabaus, iš tikrųjų, tai ta stinta yra jūros žuvis, tačiau čia jinai skaitoma reliktinė žuvimi, pasilikusia nuo ledynmečio ir jau ją štai galima žvejoti ir netgi sužvejojama labai tokių nemažų egzempliorių, ne ką mažesnių negu Kuršių mariose nuo ledo per stintmetį. Geriausias masalas stintoms, tai žinoma, visi žvejai žino, tai yra žuvies porcija, o geriausiai tai jos pačios giminaitės tam pačiam vandens telkinys sužvejotos stintos porcija. Nors tiesą sakant, sužvejoti dažnai būna, ne taip paprasta, pačią pirmąją stintą, tai ją žvejojame dažnai bent jau čia paprasčiausia musės lerva. Šiek tiek reikėtų pakalbėti apie masalus stintų žūklei. Stintos tiek stintiniuose ežeruose, tiek ir žinoma Kuršių mariose yra žvejojamos įvairiausiomis avižėlėmis bei specialiomis blizgutėmis. Ir vienas efektyviausių masalų, jau pastebėta žvejų, yra būtent štai tokio tipo avižėlės, nors tai galbūt ne visai avižėlė, kažkoks hibridas kabliuko ir avižėlės su Svarovskio kristalėliu. Tas Svarovskio kristalas, jis labai gerai laužia šviesą, labai gerai atspindi ir net dideliuose gyliuose duoda savo, tokį efektą, nes štai čia yra auksarankių mūsų pagaminusių šias avižėlės dar prigalvota uždėti tokį bumbuliuką su fosforu. Tas bumbuliukas, jis šiek tiek gauna šviesos ištrauktas ir pradeda švytėti, o švytėdamas jis šviesos dalį perduoda būtent į Svarovskio kristalą ir kristalas spindi. Ir tai labai efektyviai vilioja stintas. Beje, ne tik stintas. Šiais masalais galime žvejoti žiemą ir ešerius, ir baltą žuvį, nes pliusas tas, kad yra įvairiausių tų kristalėlių spalvų. Beje, jos yra parduodamos tokiamis paletėmis, principe reikėtų ir pirkti, nes kuršmarėse galima naudoti 6 net masalus, todėl, varijuojant spalvomis, sakykime, dydžiais kabliukų ir visa kita, atstumais ant sistemėlės galima labai efektyviai, žvejoti stintą, būtent kuršmarėse, kur būna stintmečio metu nuo ledo. Ir tiesiog atrinkus būtent tą spalvą, kuri veikia tuo metu, iš tikrųjų efektas, patikėkit, yra nerealus. Žvejojant stintas Kuršių mariose, aš labai tikiuosi, kad šiemet ledas bus ir stintmetis Kuršių mariose tikrai neprapuls šiemet. Tai žvejojant stintas Kuršių mariose tarpai tarp masalų yra daromi nedideli, tai maždaug 30-40 cm įvairiai, priklausomai nuo stintos aktyvumo. O žvejojant ežeruose, kur stintos žvejojamos yra dideliuose gyliuose, nuo 20 iki 30 ir dar daugiau metrų gylio, reikia daryti didesnius tarpus, nes tokiu būdu yra lengviau surasti horizontą, kuriame maitinasi stinta. Gali būti tarpai netgi, sakykime, ir po metrą, ir po pusantro metro tokie tarp masalų. Tiesiog taip būna lengviau surasti tas stintas, kur jos kokiam gylyje laikosi, ir tuomet jau jeigu radome ir iš tikrųjų ta stinta ten stovi tose vietose, tose aukščiuose, galima ir sumažinti tarpus, būtent nusireguliavus, užsifiksavus ant ritelės atstumą, kuriame stintos kimba. Tai būtų daug efektyvesnė žūklė, negu, sakykime, tiesiog užmesti prie dugno kažkur tai mažais tarpais ir laukti. O ant Dusios ežero vandens daug niekas nesikeičia. Vakarop kibimas tapo šiek tiek rezultatyvesnis. Galbūt dėl to, jog stinta labiau mėgsta tamsų paros metą. Tačiau mums tai netiek svarbu. Kaip minėjome pasakojimo pradžioje, norėjosi pažvejoti kitokią žuvį, nes užsitęsęs lydekų sezonas jau šiek tiek nusibodo. Ir nors žuvies dydžiai palyginus juokingi, tačiau tas šviežio agurko kvapas atperka viską. Dvi stintos vienu metu. Galbūt į vakarą jos tiesiog aktyvėja ir man kibimas. Jos yra.
į vakarą matomai jos aktyvėja, kai saulės yra mažiau, nes iš tikrųjų stintos nemėgsta labai daug dienos šviesos. O, buvo ir nebėra, jau atsikabino. Va, stintos nemėgsta daug dienos šviesos, kai saulė daug, joms geriau, kai yra tamsu ir dar labiau tinka būtent naktį. Tačiau, naktį galima galbūt žvejoti būtų nuo ledo, o žvejoti, sakykime, iš valties naktį jokio komforto ir malonumo nėra. Yra labai sunku spręsti. Gerai, kad spiningėlis yra nuo 1 iki 5 gramų svorio užmetimo, tai dar kažką gali suprast, kad kažkas lyg ten yra. Reikėtų, tiesą sakant, žvejoti žeminę meškerėlę, bet tiesiog per bortą yra nelabai patogu. Štai dydis šios jau toks ne visai prastas, sakykime. Jau kaip mažiausia kuršmarinė mažiausia stinta, tai čia jau dabar turim didžiausią tokią. Nors sako, kad yra sužvejoję ir didesnių, ir po 20 virš centimetrų ilgio. Tai manau, kad iš tikrųjų tokių moterinių stintų čia turėtų būti. O kokio dydžio stintų mums pavyks sugauti šiemet, parodys laikas. O šį kartą sužvejoję keptuvę žuvelių, savo pasirodymu buvome patenkinti. Kada ledas sukaustys platų Dusios ežerą, pasakyti sunku. Tačiau ledo laukti ir nereikia. Nuo atviro vandens stintą gaudyti galima ir ji čia kimba. O dabar grįžkime ten, kur pradėjome šiandienos laidą. Sraunioje snaudžiančio miško upelio tekmėje mirkome vobleriukus ir tikime susitikti su šių vandenų karaliuku, jo didenybe upėtakiu. Nesenai tik baigėsi tas vadinamųjų naujametinių švenčių maratonas, kuomet kiekvienas užauginome vieną kitą nereikalingą svorio kilogramą, o štai čia, vaikščiant šiais krantais, gamtoje iš tikrųjų galima to svorio kažkiek atsikratyti. Ir iš tikrųjų yra smagu, nes gamta graži, pašalė, sniegas, teka upelis. Ko daugiau žvejui bereikia. Net ir tuo atveju, kai nieko nesužvejoji, iš tikrųjų smagu yra pabūti gamtoje. Kol mes deginome tik kalorijas, mūsų kolega, žūklės mažose upeliuose specas Šarūnas, laiko veltui neleido. Šiuos vandenis lyg savo 5 pirštus pažįstantis žvejas, vos nebėgdamas krantais patikrino kovinės vietas ir sezoną atidarė sėkmingai. Deja, nedidukas upėtakis mums į kamerą pamirksėti nespėjo. Anot Šarūno, tai ypač jautri žuvis ir tik ją sugavus, ją reikia kuo greičiau paleisti. Šiandien man pavyko, aš turėjau kelis išėjimus, vieną pavyko pagauti, tačiau naudodamasis progą norėčiau pasakyti, kad upėtakiai apskritai netgi rankom nėra, ne tai kad rekomenduojame, bet apskritai, jeigu galima palyginti, tai tas pats kaip mes savo rankos temperatūrą, tai pimdami upėtakį, praktiškai jam sukeliam tokį stresą, jeigu kas mus imtų įkaitintą geležim liestų. Todėl praktiškai jį pagavusiai, tai yra neįmamo dydžio upėtakis arba jūs tiesiog neįmat žuvies, tai kabliuko pagalba atpalaiduoti ir paleidžiat. Nes upėtakis iš principo, jeigu mes jį padedam ant kranto, jis iš karto miršta ir todėl jo negalima apskritai nei ranką liesti, nei ant kranto dėti, o iš karto nedelsiant paleisti, jeigu mes jo neįmam. Gaudydamas upėtakius, tu gali, jeigu tu imsi visus, tu gali tokio tipo upelį išgaudyti per 1-2 žvejybas, čia neliks nei vienos žuvies. Todėl, kad upėtakis imamo dydžio pagal įvairius šaltinius auga iki 5-6 metų Lietuvoje. Tai jūs įsivaizduokite, jeigu tam upelį įsigyvena upėtakiai, aš taip pabandysiu atspėti, kas 100 metrų, jeigu mes pereisim, surinksim visus, kiek reikės laiko, kol vėl tas upelis, vadinkim, jame apsigyvens tos žuvis ir galės džiuginti žveją. Todėl neveltui ir sakoma, kad upėtakiai vieni kitų nemėgsta, jie labai nemėgsta savo gentainių, savo teritorijoje ir žvejai, ir taip pat, kurie jo žvejoja, taip pat vieni kitų ne tai, kad nemėgsta ar vengia, bet visada laiko paslaptyje geriausius savo žuklės geriausias vietas, geriausius upelius. Ir didžiausia pripažinimas ir garbė yra kolegai pasakyti, kad važiuojam, aš tau parodysiu savo slaptą upelį
kuriame aš gaudau upėtakius. Čia viskas yra susiaurinta ir viskas reikalauja dvigubai daugiau arba pastangų, arba tylios elgsenos, nes, kaip žinia, žuvis gal ne tiek bijo žodžio, garso, bet jinai bijo dunksėjimo į žemę. Tai jeigu mes prieisim, matot, tai yra kelių metrų pločio upeliukštis, jeigu mes prieisim prie tos vietos, kur yra upėtakis ir negana, kad trinktelsim koją, bet užtenka, kad užlipsim ant šakos, galima teikti, kad ta žuvis jau čia nekips bent jau 3-4 valandas. Tai jeigu mes žuklaujam, gaudame upėtakius ir iš 1, 2, 3 metimo nepagavome žuvies, nesužvėjom, bet pamatėm, kad upėtakis susidomėjęs buvo masalu, tokią vietą turbūt reikėtų palikti ir grįžti prie jos po kelių valandų, kai žuvis apsiramina. Visada einu žvėjodamas prieš srovę, nors daugelis žvėjų yra kitos nuomonės, jie žvėjoja upėtakius eidami pasroviui, iš mano kolegų yra keli tokie. Tačiau mano manimu prie srovę einant žvejoti yra visada lengviau, todėl kad prieiti prie žuvies yra lengviau, todėl kad žuvis stovi snukiu į srovę, jinai stebi, ką srovė atneša ir pamačius masalą iš karto nedelsdama jį griebia. Jeigu jūs einat su srove, tai jūs papuolat į žuvies matomumo lauką ir prie jos kur kas sudėtingiau yra einant su srove. Upėtakis anksti sausio-vasario mėnesį jie pradeda skirstytis po upę, užimdami geriausias vietas, geriausias rėvas. Aišku, stipresnės žuvis išveja visada silpnesnės žuvis iš geresnių, gilesnių vietų. Sausio-vasario kovo mėnesį, kai žuvis skirstosi po upę, pakankamai neblogai juos galima suvilioti upėtakio imitaciją. Upėtakis, kaip žinia, yra ganibalas ir šiuo metu jie apskritai konkuruoja tarpusavį, todėl jis gali visiškai nenorėti maitintis, bet pamatę savo gentainį būtinai įpuls. Kągi, nors žuvies mums pamatyti ir neteko, tačiau upelio kerai mus tikrai apžavėjo. Kaip jau minėjome laidos pradžioje, šiemet šią temą pagvildensime kur kas rimčiau. O dabar ruošiamės ledui. Šalčiai atėjo, laikas imtis poledinės žūklės gudrybių. Kągi, tai buvo pirmoji kontrolinė, tačiau tikrai ne paskutinė šiemet mūsų upėtakių žūklė. Na, o dabar pasižiūrėkime, kuo pasigirs mūsų laidos žiūrovai. Toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Laida apie žūklę skelbia trofėjinio laimikio konkursą. Jei tau pavyko sužvejoti įspūdingo dydžio žuvį, nedvejodamas siųsk jos nuotraukas elektroniniu paštu apie žūklę@gmail.com. Parašyk mums, kur, kada ir ant ko žuvis buvo sugauta ir, žinoma, nepamiršk nurodyti tikslaus laimikio svorio ir ilgio. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kuriam mūsų laidos draugas žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie žūklę@gmail.com. Mūsų konkurse ir toliau karaliauja plėšrūnai. Įspūdingo dydžio starkiai, lydekos, salačiai, upėtakiai, lašišos privertė gerai pasukti galvą, kamgi suteikti savaitės trofėjinio laimikio nugalėtojo titulą. Visos abejonės išsisklaidė iškart, kai gavome Liudo Skučo, Norvegijoje sugautos žuvies nuotrauką. Žvejas iš jūros gelmių išlupo 168 cm ilgio ir 30 kg svorio menkę. Tai beje, pirmoji užsienio vandenyse sugauta žuvis, kuri pateko į mūsų trofėjų menę. Sveikiname Liudą, jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikio nuotraukų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Dabar jau susitiksime greičiausiai ant ledo lygiai po savaitės. Ate! Fanatikai.lt. Viskas žūklei, nuo valties iki kabliuko.